Pradedam tagą. Sveiki. Kas čia buvo? Pagaliau pasirodė dar vienas mano video ir tai yra tagas, kurį man perdavė Klaudija iš kanalo Klaudi. Kanalo nuorodą paliksiu po video. Tai yra tagas šitas arba kitas ir iš viso tagų esmė tai yra tiesiog atsakyti į tos pačius klausimus, kuriuos atsakė jau daugybė žmonių. Taigi čia irgi yra tokie kaip klausimų komplektai padaryti iš 6 kategorijų, jeigu neklystu. Tai tiesiog pradedam atsakinėti. Pirmoji tema yra makiažas ir aš nenaudoju labai daug makiažo ir dažausi tik taip tam tikrom provom, kiekvienai dienai man bent jau kol kas atrodo per daug vargo dažytis. Taigi, pirmas klausimas yra skaistalai ar bronzeris. Aš pasirenku bronzerį, nes mano skruostai ir taip yra drausinė tokia, jų net nebūtina dažyti. Čia gyvena mano mėgstamiausias bronzeris, kurio praktiškai nenaudoju niekada. Dėjau kokią baisus nagai, nežiūrėkit. Ate, lekiam prie kitų klausimų. Blizgis ar lūpų dažai? Lūpų dažai. Eyelineris ar tušas? Renkuosi eyelinerį. Neutralūs ar spalvoti akių šešėliai? Neutralūs. Šepetėliai ar kempinėlės? Tai pasirinkčiau šepetėlius. Antra kategorija – nagai. Einam prie klausimo. Maybelline ar Rimmel? Maybelline. Ilgi ar trumpi? Tai pasirinkčiau ilgus nagus, nes man tai yra labai gražu. Mano pačios nagų ilgis nėra labai ilgas, bet man yra gražu ilgi nagai ir mano pas manęs irgi nėra jie labai trumpi. Tai jo, ilgi nagai. Akriliniai nagai ar natūralūs? Natūralūs. Šviesus ar tamsus? Tai be klausimų šviesus nagai. Man labai gražu šviesus nagai yra. Trečioji klausimų skiltis yra kūnas. Ir pirmas klausimas iš šitos skiltės yra kvepalai ar kūno purškiklis. Tai pasirinku kvepalus. Toliau losjonas ar kūno sviestas. Tai būtų kūno sviestas, manau, labiau. Ypač vasarą kažkaip aš mėgstu kūno sviestą naudoti. Dušo želė ar muilas? Pasirinkčiau iš šitų dviejų galbūt tebūnie muilas. Ir šitos kategorijos paskutinis klausimas man šiek tiek yra keistas. Jis skamba Lush ar Nelush. Tai nežinau, kodėl būtent šita firma yra šitaip išskirta, bet aš pasirenku Nelush. Dar viena klausimų skiltis – mada. Mada tai pati įdomiausia tema, tai žiūrim kokie klausimai. Klausimas numeris 1 yra džinsai ar timpos? Timpos yra patogiau, džinsai yra gražiau. Tai ką pasirinkti? Tebūnie džinsai. Ilgos ar trumpos rankovės? Tai pasirinkčiau ilgas rankovės, nes aš dažnai būnu tokia sušalėlė, kuriai reikia daug šilumos, tai ilgas rankovės. Suknelės ar sijonai? Turbūt nusižengsiu viskam ir tiesiog neatsakysiu šitą klausimą, nes renkuosi abu, man dabar patinka labai ir suknelės, ir sijonai. Pati dabar filmuojusi suknelę. Langeliai ar linijos? Tipo brūkšniukai tie. Tai pasirinkčiau brūkšniukus. Flip-flops ar basutės, tai flip-flops tai reiškia tos pležinės šlepetės, kur per vieną pirštą dažniausiai būna. Tai pasirinkčiau basutės, nes jos gražiau atrodo. Kabantys ar prigludę auskarai? Prigludę. Kaklo papuošalai ar apyrankės? Kaklo papuošalai. Aukštakulniai ar lygiapadžiai? Pasirinkau aukštakulnius. Švarkai ar megztukai? Megztukai. H&M ar New Yorker? H&M kartais yra gražesnių rūbų, bet dažniau būna, kad apsiperku New Yorkerį. Tai renkuosi New Yorkerį. Zara ar Lindex? Lindex. Pull&Bear ar Bershka? Bershka. Čia yra mano viena iš favorite parduotuvių. Va kaip tik radau ant stalo savo kambarį padėtą etiketę nuo paskutinio pirkto drabužio ir tai yra iš Bershkos. Ir tai kaip tik ta suknelė, kurią aš dabar apsirengusi šiame video. Dar viena kategorija – plaukai.
Ir pirmas šios kategorijos klausimas yra tiesus ar garbanoti. Pasirinkčiau tiesius plaukus. Kuodas ar arklio uodega? Arklio uodega, plaukų lakas ar želė? Plaukų lakas ilgi ar trumpi? Ilgi, be abejonės. Šviesus ar tamsus? Renkuosi tamsus plaukus. Surišti ar palaidi plaukai? Palaidi plaukai. Ir paskutinė kategorija yra atsitiktiniai dalykai. Ir pirmas klausimas iš jų. Lietus ar saulė? Saulė, žinoma, aš patigi saulytė. Nu ir kas čia per oras? Pažiūrėkit. Nu visai nesąmonė. Man taip nepatinka. Pakeiskime tai. Vasara ar žiema? Aišku, vasara. Ruduo ar pavasaris? Nors mano gimtadienis yra rudenį, tai turėtų man patikti ruduo galbūt, bet iš tikrųjų tai labiau mėgstu pavasarį. Ir pats paskutinis šio tago klausimas yra šokoladas ar vanilė. Ir pabandykit atspėti į komentarus jūs, ką aš pasirinkčiau, ar šokoladą, ar vanilę ir ką rinktumėtės patys. Ar galite pakomentuoti? Tai va, būtų tiek. Šitas tagas jau pasibaigė, aš atsakiau visus klausimus ir tagą perduodu Urtei. Ir su jumis atsisveikinu iki kito karto ir iki bučkis jums visiems. So, the way I used to love you, oh, I don't wanna know.